Ar žinojote, kad Samsung turi slaptą įrankį? Programėlę leidžiančią visiškai keisti garsumo valdymą ar net naudoti balso keitiklį. Tai Sound Assistant. Aš Bitės Profas Žygis ir per 60 sekundžių parodysiu, kaip išnaudoti šias galimybės. Valdykite garsumą tiksliau. Samsung Sound Assistant leidžia keisti garsumo valdymo žingsnį pagal jūsų poreikius. Atidarykite programėlę ir eikite į keisti garsumo žingsnį. Pasirinkite skaičių. 1 leis reguliuoti garsą itin tiksliai, o 10 didesniais šuoliais. Pakeiskite garso valdiklio išvaizdą. Spauskite Make Your Own Volume Panel Colors, įjungite funkciją ir suasmeninkite garsumo valdiklį. Rinkitės įvairias spalvas, efektus ir formas. Įjungkite balso keitiklį. Puikus įrankis turinio kūrėjams arba tiems, kurie tiesiog mėgsta papokštauti. Programėlėje pasirinkite ir įjungite funkciją balso keitiklis. O čia pasirinkite vieną iš skirtingų balso efektų. Arba susikurkite savo. Leiskite muziką keliose programose vienu metu. Eikite į Keli garsai ir pasirinkite, kurios programėlės garsą norite girdėti kartu su kitos programėlės garsu. Pavyzdžiui, pasirinkite YouTube ir dabar galėsite pasileisti relaksacinių garsų Spotify ir tuo pat metu žiūrėti Bitės apžvalgą. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.